Ėjo tėvelis, ėjo motinėlė, ėjo visi vaikai. Maniau stosiu rimtas vyras, Lietuvos karys, užsimosiu kaip žemčiūgai priešai žemėn kris, bet netoli paėjęs sustojau, dūmojau, didį kovą dideliai sunkiai atrodo jau. Oi, kai imsiu priešą mušti triukšmą kelti tai, ar neims tik mane mušt miškų savininkai, ar tik nepaaiškins ruskai, kaip čia viskas yra, kad valia tik valgiškos miškos man priešą kirst. O jei priešas bus draustinį, kaip man ten įžengt, kaip žemynė išsiraus, kaip bunkerį įrengt. Reikalingas bus projektas, o kas tai man duos, reiks pačiam duot, bet gal partizanui nuolaidos. Oi, bėdos, bėdos, kada bus kalėdos, jei ir bus, tai ne pas mus, nebent užgriūtų jūs tsunamis. Ar galiu laikyti ginklą, iš to ginklo šaut, jei sveikatą pasitikrint durnas pamiršau, o jei kilpom gaudysiu tą piktą priešą rusą, ar užaugų su gyvūnais baudžiamas nebūsiu, ar aš galiu šauti priešą, kai tik man smagu, o gal panašiai kaip šernus tam tikrų laikų, ar jau nustatytos kvotos, kiek jų sumedžiot, kad negaučiau brakonieriaus vardą iš valdžios. O jei pamatysiu tupi eglė žvalgas rusų, ar galiu sakyk tą eglę kirsti, Dieve mūsų, eigulį gal reik leidimą gaut, ar galiu aš Lietuvoj laisvai partizanaut. Oi, nyku, kaip sulaukt Velykų, jei ir bus, tai ne pas mus, nebent nutrenktų jūs perkūnijos. O kai aš pavargsiu priešą iš tėvynės vyt, ar galiu samanės tam miške išsivaryt. O jei mane patį piktas priešas ten nušaus, ar už nusikaltimus žmonijai priešą baus, juk aš pensininkas kaip kupra ant Lietuvos, tai gal priešui tam baisingam dar medalį duos, o maniau be rūpesčių prisipartizanaut, oi, tai esu durnas, tokį tikrai reik nušaut. Iš mano televizoriaus dažnai išlenda tokie tipai ir šaukia į karą. Ir jų besiklausant toks susidaro įspūdis, kad karas jiems atrodo kaip koks nuotykis, o taiklūs šūviai turbūt pagerina kraujo apytaką. Žmonės nori nuotykių, sako, nuotykiai pakelia gyvenimo tonusą, o taikos metu tai kokie nuotykiai? Gal kai traukinys pervažiuoja? Kad nėra pas mus gerų traukinių.